jeigu mes jau truputį pailsėjom, žadėjau papasakoti bairį, kaip man teko su reiškia Jėzum išeiti į lauką parūkyti. Čia vėl iš tos pačios serijos, kaip atpažinti Dievą kitame. Aš dabar dirbu jau 6 metai Pranciškonų gimnazijoj. Žygis iš mano mokyklos. Taip pat Kristina mokėsi pas Kretingos Pranciškonus. Tai va, ir ten matot kaip yra. Nors mes ir esame, atrodo, kunigai vienuoliai, bet mes tiek turim veiksmo daug. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš tai galėčiau pasakyti, jeigu kalbėti apie veiksmo žmonės, tai aš jaučiu, kad šiais laikais dvasininkai yra tikrai vieni labiausiai irgi apkrautų žmonių, kurie turi daug labai veiksmo. Ir kas buvo? Aš taip ten Kretingoj, kas esat buvę bažnyčia ir šalia kitoj gatvės pusėje yra krikščioniška arbatinė. Knygynas, ten gyvena viršui sesutės vienuolės, ten yra, kas turi koplytėlę. Ir aš, taip žinai, iš mokyklos į vienuolyną, ten visokių reikalų, žinai, tai tik tai staigiai nueini kažką tai padarai, ten eidamas, aišku, krūvą žmonių susitinkė, su visiems bandai nusišypsoti ir pasakyti, žinai, viskas gerai ir tą vadinamą šypsenėlę palaikyti. Pasisutęs ten kažką nunešiau, atidaviau ir taip jau, žinau, kad jau reiškia, aš dar lipu laiptais, o jau mintyse sėdžiu pas direktorių, žinai, jau, kaip sakant, pamat įsivaizduoti, ne, faktiškai negyvenu tą akimirką. Lipu laiptas, bet jau mintyse sėdžiu pas direktorių kabinete. Ir taip jau varau, žinai, pas sesutės yra Jėzaus Kristaus Jėzaus širdies statula tokia, tokia galinga. O aš taip lipu, žinai, ir stoju, taip čiukš, žmogus taip, apačioj. Aš taip lipu ir jis taip žiūri mane, sako, labas, Pauliau. Kas per žmogus? Kažkur matytas. Nu, žinot, kaip ir jūs, ne, daug kas mano vardą žinot, nors aš jūsų irgi neatsimenu. Ir sako, labas, Pauliau, aš, žinai, žino, sako, labas. Aš taip primažinau greitį. Sako, kaip laikais? Sakau, gerai, fain. Sakau, taip dabar lėkiu į mokyklą. Taip žiūri, sako, negerai, sako, lėkti. Nes sako, jeigu lėki, daug ką pamiršti. Aš taip iš karto rankinį užtraukiau. Nors, kaip sakant, pas mane ratai, kaip pas baimą gale. Dirba, žinot, sakant, dūma eina, ne, psichiškai. Bet aš stoviu vietoj, ne, gazinu, bet neišsiduodu, ne, kad skubu. Taip, tipo, nutaisiau, kad aš niekur neskubu, sakau, įdomiai. Jis sako, einam parūkyti, žinai. Išėjom taip pat, taip kaip su tada. Jonas. Ir taip, žinai, išėjom, jis taip irgi įsitraukė vienas prie vieno, pakelį man, taip rūkai, sakau, aš nežinai. Tai sako, aš parūkysiu, gerai? Gerai. Prisidegė, taip rūko ir mane žiūri. O žinokit, aš žiūriu jam į akis. Aš žinau, kad aš tą žmogų kažkur esu matęs, akis kažkur matytus, bet kas jis toks? Kažkas labai labai mielo, kažkas labai gal net ir pažįstamo. Niekaip negaliu atgaminti. Sako, negerai skubėti. Gyvenime darysi daug klaidų. Sakau, jo, teisingai. Bet sako, nes tavęs nenoriu laikyti, man kažką ten pasakė, aš taip jau taip. Ir žinokit, jau pas mane programa jau buvo įsijungus tada, kai jis mane pavadino vardu. Ir man iš karto, žinai, veikia tie visi, žinai, galvoju, geras. Greičiausiai, žinai, ar tik tai ne jisai. Jis tokia šypsenėlė, bet, žinai, tarsi mane pažinotų, jis labai labai gerai. Jau kas sako, matau, kad skubi vis tiek. Jis sako, bėg, sako. Tik sako, būk atidus, kad nepridarytum klaidų. Sakau, tvarkoj, atsveikinom. Ir išėjau. Daugiau aš to žmogaus niekados nesumanė. Niekados. Nežinau, gal jis vėl kad nors apsireikšti.
Ir žinokite, koksai Baris yra. Pasirodo, kad jis man antrą kartą, pirmas kartas, kodėl aš jums pasakau tą istoriją apie save. Prisimenat, kai aš susitikau tą rusą, kai tapiau, ir aš sakau, Dievo nėra. Jis man pasakė tos pačius žodžius, o tu neskubėk. Praeina maždaug 20 metų, susitinku vėl žmogų, kitokį sako lygiai taip pat, neskubėk. Žinote, kas buvo po to? Aš aišku stengiausi biškutį pristabdyti ir dabar 3 metai iš eilės sudaužiau po vieną mašiną. Aš sakyčiau, aš neskubėjau, bet visur, kai aš kiekvieną kartą, kai apsiversdavau su automobiliu, keleiviai likdavo gyvi, bet iš mašinų beveik nieko nelikdavo. Policija man įrašydavo, nepasirinko saugaus greičio. Aš tada nesupratau, aš žinau, kad skuba reiškia, jeigu skubu, darau daug klaidų. Jeigu jūs pažįstate į kunigus ir į mus, mes esame, matot, šiaip mes esame vienuoliai, yra toksai filmas apie sesutės vienuoliai. Sister in Act. Taip mes esam Brothers in Action. Esam veiksme. Visi, žinot, ir ten reikia būti, ir ten. Aš dabar, aišku, bandau negazinti, nors man jau, kaip sakant, jau pas mane žemėlapiai įsijungė, kad apie 8 valandą aš su savo baltu autobusiku jau varau autostradą, nes rytoj 8 valandą pas mane vaikai į kaimą atvažiuoja rekolekcijos. Dabar bandau išjungti. Tai vėl dar papasakau vieną tokį atvejį, kaip aš taip įvardinu. Jeigu tasai žmogus, kad nors pasirodus gyvenime ir taip toliau ir pasakys, Pauliau, tu čia neperdėk, čia aš buvau Jonas. Ane? Sakysiu, fain. Bet iš tiesų tai tą dalyką aš jums drąsiai kalbu, kadangi tie dalykai yra ne iš manęs, ne aš juos sukūriau, bet jeigu jūs skaitysite Bibliją, tai yra tikrai liudijimai, po prisikėlimo Jėzus Kristus nebeatpažįstamas fiziniu pavidalu, bet jisai atpažįstamas per žodį, kuris man buvo irgi tartas. Neskubėk. Nes ateityje jis man norėjo pasakyti, turėsi 3 avarijas, o gal dar ir 4. Aš jau sakau, viešpatie, jau pamatau ženklą 40 ir varau 50, ne, 45 iki 50. Man yra toks didelis gundimas, žinokit, tą vadinamą leistiną, tie, kurie vašas vairuot žino, apie ką aš kalbu. Beveik 40, jeigu būna 40, aš važiuoju retai. Pykstu ant savęs, bet, žinot, taip, kai sakant, pagazuoju, atleidžiu, žinai, taip, 40. Tai va, tai aš norėjau pasakyti, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, būkite aktyvūs atpažindami viešpatį Dievą. Jūs jį tikrai atpažįstate. Jeigu pasakočiau vieną dar tokį atvejį, kaip atsitiko vienam mūsų broliui, tik tai jisai tai įvardino ne kaip Jėzų, bet kaip angelą sargą. Tai sako, jeigu žinot, mūsų brolis Čepulė, žinot, jis yra dėstytojas. Tai jis labai gražiai pasakoja apie angelus ir tokį uždavė klausimą, ar jūs žmonės matote angelus, bet čia toks panaši tema būtų. Ir sako, ar esat matę? Šiaip žmonės sako, angelą? Ne, nesu matęs. Laura, ar tu angelą esi mačiusi? Dar pamatysi. Ir jisai davė tokį pavyzdį, sako, iš tiesų mes angelus matom. Tai angelas, kuris irgi, jo tikslas yra, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų. Ir jisai sako, tokia buvo sumauta nuotaika, kažkas nesiseka, sako, variau į universitetą, čia jisai mokėsi. Jisai sako, troleibusas pilnas, žinai, dar kažkas stumdosi, kažkas, žinai, kaip ryte, darbas. Ir sako, taip nuotaikos nėra. Ir duris atsidaro, įlipa močiutė tokia, sena. Įlipo, sako, priešais reiškia mane.
Ir taip į mane akytės pakėlė ir tokia šypsena kaip pas tą asiliukas, kur laimės iškau tokį. Ir tik vienas dantis buvo. Ir viskas. Sekančiai stoteliai močiutė išlipo ir dingo. Tai reiškia dingo, kad aš sako, daugiau jos niekados gyvenime nemačiau. Bet kas atsitiko? Tos šypsenos užteko, aš gavau, mane pakrovė visai dienai. Aš buvau atėjęs, sako, ėjau į universitetą laimingas. Nemoku paaiškinti, kodėl. Čia irgi duodu vieną iš tokių pavyzdžių, kad mes susitinkam Dievą per asmenis. Jūs niekados neklauskite tokių, pavyzdžiui, tokių dalykų, žinai, kad, nu, tai čia žinai, tikriausiai, žinai, čia atsitiktinumas. Gerai, tai būna atsitiktinumas. Jeigu tu skaitai Bibliją ir Biblijoje yra parašyti ateitį, tai yra užrašyti liudimai, tai, ką aš jums pasakoju. Man nepatinka pasakoti teorinių dalykų, man patinka pasakoti tai, kas yra iš gyvenimo, nes tai tave veža. Todėl, žiūrėkite, tie dalykai užrašyti, kad Jėzus Kristus po prisikėlimo ypatingai nebe atpažįstamas pagal kūną, bet pagal darbus. Ir jūs esate taip pat kviečiami, priminiau, būkite pranašais. Pranašas, Naujojo testamento pranašas ir tikslas yra parodyti, kur šiuo metu va dabar yra Kristus. Pagavot mintį? Jonas Krikštytojas yra pavyzdys. Jonas Krikštytojas yra vadinamas didžiausias iš kada nors gimusių tarp moters. Biblijoje atsimena šitą vietą, Naujas testamentas, Mato Evangelija, Lukas ir taip toliau. Sako, nėra didesnio gimusio už Joną Krikštytoją. Tai yra Senojo testamento didžiausias pranašas. Ir jisai taip pat yra Naujojo testamento pranašas, kuris pasako, nuo manęs dabar ir jūs darysite taip pat. Ir žiūrėkite, jisai parodo, kaip reikia pranašauti šiandien. Štai ateina grupė žmonių į Vero kafe. Ir štai mano dabar funkcija, aš ateinu ir pavyzdžiui, jūs sakot, nu, o kur tas sėtus? Ir aš rodau į Šarūną, sakau, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Visi, wow! Ir aš sakau, man skirta mažyti, o Šarūnui augti. Dabar tu dar žodėm, gerai? Aš tik. Viskas, tai va, žiūrėkite. Dabar Šarūnai, tarp žodį. Aš turiu klausimą, iš tikrųjų. Aš žodžiu, jeigu norėsit, tai galėsit pakalbėti. Aš tikrai noriu jums užduoti klausimą. Tuo pradžiu jūs sakėt, kad kas nepažįsta Dievą, elgiasi kvailai. Ne, aš to sakiau, ne, žiūrėk. Ne, taip sakėt, aš nebūčiau užsirašęs, tikrai taip sakėt. Liudininkai. Aš sakėt. Aš žinau, žiūrėk kaip yra. Nufilmuota, reikia. Taip, žiūrėk. Jisai tau gali atsiprašyti. Žiūrėk, kaip yra taip. Aš tokį vieną reiškia dalyką pasakysiu. Mes esame karta užbombarduota garsų, muzikos ir taip toliau. Ir kada tu girdi garsą, Šarūnai, ir tu dėmesį, aš taip pat esu. Kai aš sakau batai, tu girdi ratai. Kai aš sakau miltai, tu girdi tiltai. Dėmesio, jeigu dabar aš atsuksiu tau, matai, aš turiu dar įsileidęs vieną programą, aš duplikuoju. Pasakiau ir pas mane dar lieka čia. Kad jeigu kas nors norės paklausti, ar aš tą sakiau, aš galėsiu atsukti ir tau paduosiu kopiją. Žiūrėk, gerai. Žiūrėk, kas nepažįsta Dievo, nesakau kvailas. Sakėt, elgis kvailas. Toliau tęs. Sakėt, kas yra nepakrikštytas, kad turi šito lazerio to, kad matyti žmonės yra Jėzus. Neturi vadimos pranašo dovanos. Taip. Neturi. Ir tam, kad būtų pasiekti didžiausią džiaugsmo dalyką, kaip jūs ką tik pačiam sakėt, tu turi šitą turėti. Tu turi sugebėti atpažinti Jėzų, Dievą žmoguje. Taip. Tai dabar tai gaunasi. Bet tai tam, kad sugebėtum, tu turi tą turėti programėlę, kaip jūs minėjote. Nu, taip sakėt, aš nežinau. Tai taip gaunasi dabar, kad šiuo metu Žemėje yra 5 milijardai žmonių, krikščionys yra 2 milijardai, apie 2 milijardai, 5 milijardai žmonių dabar negali būti pasiekti didžiausią to viso džiaugsmo, kurį sakė. Dabar galiu šitą visą teoriją.
Ir tie, kurie tokio... Gerai. Jeigu nori, atsakykite. Galiu dabar, ne? Žiūrėk. Tokio džiaugsmo, apie kurį aš kalbu, tai yra, matai, džiaugsmas, tai yra citata paimta iš švento rašto. Yra taip pat Koranas, Korane yra parašyta tam tikri dalykai, aš Korano nesu skaitęs, bet vieną kitą citatą esu girdėjęs. Pas žydus, ne, žydai, pavyzdžiui, jie turi irgi tą patį Senąjį testamentą, bet taip pat yra dar ten žydų išminties raštai. Jeigu tu pasimsi, nežinau, ten Budos, ne, raštus knygas, ten tu rasi taip pat daug įvairiausios išminties. Kai aš kalbu, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų, apie tą lygmenį aš kalbu iš tikinčio, iš krikščionių tikinčio taško. Todėl tai, ką aš sakau, ne iš savęs kalbu, bet aš cituoju Bibliją. Todėl aš esu visiškai ramus, ne, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų. Aš cituoju Jėzaus žodį, ne. Jūs pažinsite tiesą, cituoju tau Bibliją, Jono Evangeliją. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs padarys laisvus. Reiškia, išlaisvins savyje patį didžiausią dalyką, yra pačios gražiausios savybės, kurios yra dalykai. Džiaugsmas, laimė, išvalga. Pagauni mintį, žiūrėk, pažinsite tiesą. Kodėl yra labai svarbu? Jeigu tu sugebi atpažinti Jėzų vienam ar kitam žmoguje, jo situacijui, dėl to aš ir visiškai drąsiai sakau, tavo džiaugsmui nieko netrūksta. Ir palyginimą, kaip aš tavo sakęs, pavyzdžiui, kai aš buvau netikintis, kai nepažinau, kad Dievas yra, esu daręs daug gerų dalykų žmonėm. Taip pat, esu padėjęs ten ir, pažiūrėjau, kaip atsimenu, aš buvau... Pasakyti nors vieną gerą dalyką, aktą kažkurį, ką gali atlikti tik tai tikintis žmogus, kurio negalėtų atlikti netikintis. Ne, žinok, tai, ką gali atlikti tikintis, gali ir atlikti netikintis. Tai gali lygiai tą patį. Aš kalbu apie džiaugsmą. Bet džiaugsmo tokio pačio patirti negali. Tokio pat, kuris neatpažįsta kitame Dievo, jisai negali patirti. Šiaip, iš tiesų, Šarūnai, matai, aš šiandien nenoriu gudrauti, ne? Aš tik noriu šiesiai tiesiai tau pasakyti, kad iš kur šitą informaciją turi? Žiūrėk, informacija, Biblija man duokė. Biblija, aš duokė, aš irgi noriu pasipot Bibliją. Faktiškai, žinok, iš tiesų, aš esu, pas mane nieko nuo, žiūrėk, čia yra visas Biblija. Tam, kad kalbų atsiverčiu iš čia. Daug ką moku mintinai, bet ne viską. Tu dabar gali... Galite pasivarti senai, galite nori, ką nori. Imk, bet ką. Gerai. Aš tai dar kol Šarūnas ieškos tekstuko, noriu tokį reikalą paaiškinti. Žiūrėkite, lyginti, nes, pavyzdžiui, sako, iš kur tu žinai, kad tokio džiaugsmo negali patirti reiškia, žmogus, kuris yra netikintis, kada padaro gerą darbą. Pasakų liūdimą. Kai aš buvau netikintis ir padariau taip pat gerų darbų, aš jaučiausi, kaip sakyti, pavyzdžiui, pamačiau, jūs ėjot, parkritot ir, kaip sakant, parkritot, žinai, nebegalit pasikelti, aš pribėgau, pakėliau, žinai. Tai nes, nežinau, tenai, žinai, sakau, ar jums viskas yra gerai. Paskiau, žinai, jūs atsirėmusi man, mes ėjom kokius, nežinau, kokį kilometrą iki jūsų, žinai, namų. Paskui jūsų kojo pasidėsi, aš jums palydėjau. Aš padariau gerą darbą. Aš tikrai irgi buvau laimingas. Bet aš padėjau, tavo vardas, Liudai. Aš padėjau Liudai. Ir tuo viskas baigėsi. Aš irgi buvau laimingas. Bet mano džiaugsmui, man dabar mato truputį reikėtų atsukti filmuką įeiti į mano netikinčią būseną, kuriuo aš esu buvęs jau senokai, maždaug 27 metai atgal, kai aš Dievo nepažinau, ne? Man reikia grįžti į tą būseną, kad aš galėčiau taip pat pasakyti, kokią laimę tame buvo. Bet aš žinau vieną tokį dalyką, kad ne visuomet, ir kai aš būdamas tikintis, kai aš padarau kažką tai gerą, mano džiaugsmas būna tokio aukšto lygio, kai tą momentą, kai atpažinau. O kai sakau, kai tą gulinti Rygoj, kaip šiukšlė, reiškia, žmogus guli kaip šiukšlė, žmonės praeina ir jo nemato.
reakcija. Ir kai atpažinau, wow, aš, matot, vėl yra lygiai, su kuo lygiai, matot, tie dalykai tu jų, nu, mano džiaugsmas topas yra tiek, kaip sakant, va, matot, čia yra puodukai, pas vienus yra tokio dydžio, pas kitus yra tokio dydžio, abu yra pilni. Pagavot mintį, ne? Ir tas pilnas. Reiškia, pilnatvė, bet kadangi mano puodukas yra didesnis, aš sakiau, pas mane daugiau džiaugsmo. Bet jis yra pilnas ir tas, kuris turi mažesnį jo, yra pilnas. Čia tokia mintė, ne? Supratom. Reiškia, tavo džiaugsmo juk nebėra kur. Jeigu pas tave indas būtų desnis, tau Dievas dar įpiltų. Bet jeigu pas tave tik tai ekspresinis, o tas pats mažiausias. Nu tai tiek, tau kiek tu turi žinai. Gerai. Čia tiksliai dabar neradau, angliškai dabar radau. Gerai. Čia turbūt, nu šiaip gal aš papasakosiu, aš čia paskaitęs tą Bibliją, dabar tiksliai nerandu. Bet dabar dar man noriu paklausti, kiek iš jūsų esate čia visi skaitę Bibliją, nuo pradžios iki galo? Mažuoja tam, mažuojant, dalį, sakyčiau. Aš Arūnai galiu pasakyti. Žiūrėk, nes turite klausyti. Kas esat skaitę? Aš rankos, matai, aš nepakėliau. Žinai kodėl? Kadangi, nors jau, kaip sakant, vienuolynas su daugiau 20 metų, aš niekada visos Biblijos neperskaičiau. Aš žinau. Ir visiškai dėl to nepergyvenau. Ne, gerai, aš dabar noriu pasakyti, kad jūs sakote, septoji knyga, šitą jūsų šventąjį raštą. Sakote, kad, nu, jūs tiesiog, čia ne jūsų mintis, čia šitas. Bet čia yra tokių minčių, kur, žinot, turbūt visi žinot, kad čia yra tikrai ir skatinimų žudyti vaikus, kurie yra nepaklusnus, žudyti žmogų, kuris dirba per šventąją dieną sekmadienį. Jeigu pasakai kažkokį žeidžiantį žodį Dievui, turi būti nužudytas, kad aiškina, ką aš turiu valgyti. Senajame testamente parašyta žydai kaip savo lytinius organus kaip jausta, iki kokio tikslumu turi būti parašyta, Dievas šitą visą pasako. Dievas pasako, ką aš turėčiau valgyti, kaip aš turėčiau elgtis, su kuo aš turėčiau miegoti ir kokią pozą aš turėčiau permiegoti su jais. Tai aš... Apie pozas, aišku, tam galiu garantuoti, ten nerašo, bet... Jonai, bet... Dabar klausimas duoda klausimą. Gerai, klausimas tavo. Dabar viską, ką aš pasiūlė, tas yra? Ne, dalys tiesos yra, bet nesąmonė labai aš pasakė. Ar galėčiau būti moderatoriumi? Nors esame itališkai kavinėje, vadinasi Vera Cafe, nebūkime italais. Žinot kodėl? Aš kai su italais esu, žinokit, pragyvenęs apie 6 metus. Nesu italo, bet su italais. Pas jūs yra vienas keistas charakterio bruožas. Faktiškai taip ateina, visi kalba, vienu metu. Kažką išgirsti yra be šansų. Bandėm, pavyzdžiui, žiūrėkit, su italais sudaryti chorą, kad visi išmoktam vieną gabalą ir bažnyčios metu giedotumėm, yra The Mission Impossible. Būtų galima dar vieną filmą sukurti, nes visi kalba. Tai reiškia, mes esam lietuviai, kai vienas kalba iš pagarbos Jėzui Kristui, kuris gyvena Šarūne. Gerai. Reiškia, iš pagarbos žmogui, mes kiti žmonės tylim. Pagarba tau. Kai jisai nutils, kas norėsit, pakelkite ranką, kadangi mūsų yra labai daug. Mes su vaikais darom tai. One question. Pakėlėte pirštuką, Laura taip pat galės klausti. Tai aš iš tikrųjų norėčiau sutikti, kai jūs sakėt, kad kažką aš čia neperskaičiau, ar nežinau. Jūs ką kalbėjote, ponas Šarūnas tikrai nelkai tiesos pavyzdžiui. Žmogus šventą dieną dirba už mus. Nėra ten tokių žodžių viso. Nėra. Nu tai aš surasti, parodyti. Nu, minutė čia. Jam ten yra šventas raštas, tai parašysite, ką ten jūs rodysit, man neįdomu. O kas parašyta 10 Dievo įsakymų? Kokie yra 10 Dievo įsakymų? Kas yra tas yra? Gali perskaityti, yra. Žiūrėk, išėjimo... Žiūrėk, tu čia Šventą dieną švęs. Čia bus... Šios nebus...
Jeigu jūs hebrajiškai paimtume 10 Dievo įsakymų, šventą dieną švęstą yra labai išplėstai, tada pažūdimas tikrai nėra. Neturėkite kitų dievų, tik tai mane. Dirbti savo drožinį nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje ir kas vyksta vandenyse po žemę. Jiems neslenksi ir jų negalimis, nes aš viešpas tavo Dievas esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tavo tėvų kaltę vaikams, trečiai ir ketvirtai kartai tų, kurie mane atmeta, kai rodantis ištikimą meilę iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įstatymų. Nenaudosi piktam viešpas savo Dievo vardo, nes viešpas nepaliks nenubaustą to, kuris nenaudoja piktam jo vardo. Mylintis Dievas. Atsimink, kad švęstų šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visi savo darbus, bet 7 diena yra viešpats tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus, nei duktė, nei tavo vergas, nei vergės. Kaip irgi te paminėjau, skatina vergystę. Nei tavo galvijai, nei atėjus gyvenas tavo gyvenvietėje, nei per 6 dienas. Viešpas padarė dangų, žemę, jūrą ir visą, kas yra juose, bet 7 dieną įsisėjasi. Todėl viešpas 7 dieną palaimino ir ją pašventino. Toliau 5. Gerbk savo tėvą ir motiną. 6. Nežudysi, 7. Nesvetimausi, nevogsi, neliudysi melagingai prieš savo artimą, negysi savo artimų namų, negysi savo artimo žmonos, vergo, ar vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kuris priklauso tavo artimui. Tai pirmi 4 įstatymai. Kur čia yra susijęs su moralė, etika. Čia tik tai yra kalbama apie pavydų Dievą, kuris tave nubaus, jeigu kažką pasakysi blogą žodį, arba net pagalvosi apie jį kažką negerai. Jis jau gali tave nubausti vien už tai, kad tu kažką pagalvoji blogą. Tai kur čia yra moralė? Dabar jau galite jausti. Gerai. Aš dabar turiu stopą, ne? Ar tu gali kažką atsakyti šitą dėdį? Duotam, atsakymą. Visi klausė, kur yra moralė? Atsakykime. Žmonyse gali atsakyti. Nežinai, o ką tu norėtum atsakyti šalą? Ir dabar neprisimena atsakymą. Sekantį kartą, gerai, žiūrėk. Žinai, kas jis sako? Žiūrėk, Šarūnai, atgamien, ką dabar tu man pasakėjai. Atsakymą duokai, pakartok. Dievas myli. Dievas myli. Atsakymas. O ką aš ką tik perskaičiau? Koks esi pavydus, koks esi žiaurus? Tyva. Čia dabar ką tu matai, dabar vėl. Prikalai, ne? Dievas myli viską. Žiūrėkit, Šarūnai, bus dar toksai... Sakyk. Žiūrėk, sistemą galim kreipuotą, ne? Aš šitą. Kokią tas įžymį. Šarūnai, dabar tai, kad tu sakai, tu matai klausi, čia yra moralė. Klausimas, apie ką mes dabar kalbam, ne? Tavo pirmas klausimas buvo toksai. Ar gali netikintis žmogus patirti tokį pat džiaugsmą, padaręs gerą kitam, kokį patiria tikintysis? Ir? Stop. Faktiškai, jinai man, žinau, kodėl sako, žiūrėk, aš žinau, kodėl jinai man tai sako, nors vaikas ir nemato laiko, bet yra dabar liko 5 minutės ir aš turiu padaryti stop. 7 valandas, nes jūs visi pradėsit miegoti. Ar aš taip pasakiau? Žiūrėk, dabar kaip klausimas buvo toksai, prašau. Dabar mes peršokom į dar kitą klausimą, dabar palietai Bibliją. Suprantu, apytikrai, nujaučiu, ką tu norėjai paklausti.
kai aš kalbu kažką, tai vat, noriu sakyti, kad yra tai, ko aš remiuosi. Aš sakau, remiuosi Bibliją. Man taip atrodo, kad tu pacitavai Bibliją, norėdamas parodyti, kad Biblija remtis yra nelogiška, nes tenais yra visokių tokių, tavo manimų neteisingų dalykų, bet tai, kad tu perskaitai, Šarūnai, yra vadinama tavo interpretacija, gerai? Dabar, tavo interpretacija, pavyzdžiui, sakai, jis yra pavydus Dievas, tenais nėra, žiūrėk, bet vėl yra, sakai, čia yra Dievas, kuris tau sako, ką tu turi daryti, su kuom pavyzdžiui miegoti. Atsimeni, dar tu taip pat buvai sakęs, kad netgi jeigu tu nesilaikysi šabo, ten tave reiktų užmušti akmenimis, jeigu tu įžeisi Dievą, užmuš akmenimis. Čia mums reikėtų paliesti dar vieną temą. Kodėl? Kadangi, kai tu kalbėjai... Aš tik tai jūs jau mano tą pirmą klausimą atsakėt, kad aš norėjau ir pasakyti, kad Biblija remtis kad reiškia jo. Dabar žiūrėk, kai tu kalbi apie, tu cituoji Senąjį testamentą, ar aš galiu pacituoti Naują testamentą, kadangi matai, tiesa yra kaip saulės šviesa. Šviesa, kai šviečia ateina pas mus, o dabar čia yra šviesu, nes saulės šviesa yra. Bet jeigu tu tą šviesą matysi, tai, ką mes čia turime, yra didžiulis spektras. Čia šiuo metu yra ir mėlynos spalvos, ir raudonos, ir geltos, visą gamą. Jos dėka mes atpažįstame dalykus ir sakom, augalas žalias, Lauros paltukas yra raudonas, taip? Žiūrėkite, tai yra, dėl to, kad yra spektras. Kai mes kalbam apie tiesą, o Biblija yra įsikūnęs Dievo žodžio tiesa, norint ją interpretuoti, taip, čia yra Dievo žodis, ne? Norint ją pasakyti, kad va taip yra, tu negali paimti iš spektro baltos šviesos mėlyną šviesą ir sakyti, kebra, čia nėra šviesa, čia yra mėlyna spalva. Jeigu tu nori interpretuoti Bibliją ir pasakyti, kaip yra iš tiesų, tu turi paimti visą Bibliją. Kodėl aš tokį dalyką sakau, jūs irgi, kada kažkada tai susitiksit tokiom pačiam situacijom, klauskite, o kas yra sekančiam puslapį? Nes, Šarūnai, jeigu tu skaitysi toliau kitam puslapį ir dar kitam puslapį, aš to gerai. Ai, tu savo, klausykit. Sako, angelai egzistuoja? Egzistuoja. Jėzau, aš tave gimiau. Žiūrėk, paleis aš šantėlį, užbaigiau ir tada stop, gerai? Grįžo žodį. Šarūnai, jeigu tu skaitysi toliau šventą raštą, tu gausi atsakymą, nes pačioj Biblijoj Dievas taip gražiai yra sudėliojęs, jis tau duoda 10 Dievo įsakymų ir kai tu skaitysi sekantį puslapį, sakysi, supratau, rasi atsakymą. Pačioj Biblijos pabaigoje Jėzus ateina ir sako, kas buvo sena, praėjo, štai atsiranda nauja. Ir kai Jėzus ateina, vietoj 10 Dievo įsakymų, Jėzus sako, palieku vieną vienintelį įsakymą, kurį pacitavo šitas mažas vaikas, kuris nėra baigęs nei teologijos, nei jisai netgi gal net skaityti nemoka, jisai sako, įsakau vieną dalyką, mylėkite vieni kitus, kaip mes vienas kitą mylime, ne? Kaip galima įsakyti mylėti kitą žmogų? Kaip galima įsakyti? Kaip čia yra privaloma meilė? Čia apie dalykas. Žiūrėk. Ką reiškia įsakyti? Žiūrėk. Šarūnai, reikėtų mums atskiros temas. Gerai. Atsiprašau, bet Jėzus dar sakė, kad visi įstatymai, kurie buvo prieš tai, turi... Kas buvo sena, praėjo. Ne, jis sakė, kad visų įstatymų, kurie buvo Mozės, jų reikia laikytis. Sako, visas įstatymas išsipildys. Visų sakė įstatymais, kurie buvo praeiti, reikia laikytis. Gerai. Šarūnai, aš šituo atveju, grynai dėl to, kad šitas mažas vaikas man rodo, kad tau degėjimi zorą, ne? Jis man rodo, kad Pauliau pirk reikalą, nes dabar bus antroji dalis, mes turime, kas norit, pakalbėsiu, ką reiškia šlovinti viešpatį. Tai jeigu norit sužinoti, ką reiškia šlovinti viešpatį,
Pasakosiu apie vieną baisų ginklą, ne? Čia, aišku, vyram daugiausia, moteris, jeigu ginklai neįdomu, tai gali eiti, bet kam yra įdomu ginklai, gali eiti tenais. Tam taip pat irgi kažkokią vieną atrakciją rasi. Tai yra meškiuko kokį nors ar dar kokį nors žaipas lapai. Tai jeigu leisit maldą kartu pasimelčiam,